Tai norėjau parodyti apie pragaištingą dabartinės technologijos rezultatą, kada tautos džiaugiasi, įsigyja daugiau šovinių, bombų, visokios technologijos, pasiekimų. Ir visa tai orientuota į žmogaus sunaikinimą. Ir visa elektronika, visos tos priemonės šitoje skulptūroje rodomas sukoncentruotos į apskritimą, kaip geidžiama kažkokį tai simbolį, galėtų turėti žiedą, galėtų turėti saulę, galėtų turėti kūdikį iškėlus. Bet ne, visa tai tarsi išganimas, padarytas iš gilzių, iš elektroninių liekanų, televizorių, radio, elementų, varžų, platų vadinamų. Taip, kaip skulptorius aš turėjau parodyti tą dalyką, įvesti tą dalyką, tą visą kibernetiką, elektroniką, kiek tai yra žmogaus pasiekimai pavojingi. Tai tarsi yra suteikiama komfortas, sauga, bet kokia gali būti saugumas, bet kokios šalies žmogaus žuvimas, nors jis yra ir negatyvas, tai yra plėšrus, gali būti agresyvus, bet jis yra žmogus. Ir vis tik mes, kurdami tą elektroninius apsaugos priemonės, kūrėme ne tik gynimosi priemonės, bet ir puolimo priemonės. Ir visą tai rezultate yra prieš žmogų. Tai kalbant apibendrintai, nedetalizuojant, bet filosofinė prasme tai yra pragaištis. Ir pilve pas jį yra ekranas. Tai čia jau iš kitos temos yra paroda paruošta apie ekrano negatyvumą. Ir būtent jame yra ekranas ir tame ekrane šovinių gilzės likusios po iššovimų. Reiškia, kažkas gavo tą kulką lekiančią ir kaip iš ateities atlėkia pas mus kulkos. Kiekvienam žmogui suvokiama, kad kulkos atlėkia iš ateities, ne iš praeities, bet iš ateities. Į tave paleista jau kulka. Gali nebūtinai kulka, gali būti ir kitokia forma. Paleista strėlė, paleistas mirtinas žodis, paleista skanduotė, mirtina skanduotė. Čia rodo kulka. Į tave atlėkia jau iš ateities. Jau atlėkia. Ji bus, jeigu ne, dar jos nėra, dar nelėkia, bet ji yra suprojektuota. Lemtyje jau tavęs laukia. Jie. Ir bus susitikimas su kažkuo, su mirtimi, su virsmu. Taip čia ir norėjau parodyti, kad tai yra materializuoti tie teiginiai, kulkos. Tai yra labai stipru. Į tave atlėkia iš ateities kulka. Kaip tu suprasi, kaip tu sapnuosi ją, kaip tu pažinsi atlėkiančią į tave kulką. Tas žmogus yra ant sąnarių, yra lankstomas ir labai keistai, pavyzdžiui, jo pati poza daugiaprasmė, daugiareikšmė, į kiekvienam rakurse jis kitą reikšmę įgyja. Laukimas, gaudimas, siekimas. Be galo, ką padėsi prieš jį, tą reikš prasmės pakitimą. Gal taip galima eksponuoti, demonstruoti. Galima visai kitaip, galima ir ant nugaros. Galima tokiu būdu eksponuoti. Gali būti ir taip.
toks kosminis darinys mašininės technologijos. Tai dirbtinio intelekto pasiekimas. Jis labiausiai tinka kurti aparatams, žmogaus žudimo aparatams, nes galima įsivaizduoti, kad jeigu bus apokalipsis, tai būtent per klaidą, per dirbtinio intelekto klaidą. O klaidai negali būti, kad nebūtų klaidos. Klaida neišvengiama klaida. Per klaidą ir vyksta procesas, augimo procesas. Kūrybos procese pirmiausia atsitinka toks dalykas kaip klaida. Ir klaidą darant, taisant klaidą, vėliau taisant klaidą, ir vyksta pati kūryba. Tada neigi arba teigi. Ir būtent tas paieška, klaidos taisymas, aiškinasi, kas tas yra klaida, dėl ko į klaida ir kodėl į klaida. O gal būtent ta iš pradžių atrodanti klaida yra visiškai klaida, bet posūkis, visiškai spontaniškas sprendimas. Klaida būtina, bent meniniame kūrybos procese. Technologinėme pasaulyje, aišku, klaida yra jau tikrai turi tą prasme, tikrąją tą prasme klaidos, kurias sunku ištaisyti, labai dažnai gali būti ir neištaisant. Mano atveju klaida yra kaip stimulas, kaip variklis. Tarp pjauto slėnio vaikšto ir suprantu vieną dalyką, kad šiam slėnyje vienintelė tai klaidos nebuvimas. Be vietos, klaida neranda vietos tame slėnyje, nes tai yra pilnas, pripildyta kaip taure, tas slėnis yra gamtos. Ir gamtoje negali būti klaidos tokio